Labas rytas. Taip, aš gyva. Mes stepėje išlaisvinom kaimelį, kuris vadinos rusiškai Litva, kad tuo metu keliaudami pro šalį galėjome galvoti Lietuva. Akis užliejo lauko žydrūnėlių, atsimenu žaliai melsvą bangą. Pastatėm savo šautuvus ant smėlio ir ašarą nusibraukėm ranka. Po karšto mūšio troškome pavėsio ir, kaip po liūdno gedulo kapos, suradę vinkšną tarp juodų griuvėsių, susėdome prie buvusios trobos, tai šit kaip priešas. Dažnas mūsų mąstė, išblaškė žmonės, ištrempė žemės, ar savo žemę gyvą teks surasti, kai ji siaubingą mirtį nusimes. Bet svėrėsi jau ropštėsi samanė, kregždė ieškojo lizdo kamine. Išgirdom kalant darbininką genį ir mes paklausėm žemę, nežinia, kodėl staiga atgyjusi po kojų, ar tu gyva, iškentusi skausmus. Taip, aš gyva, mums žemė pakartojo, aš jūs pati parnešiu į namus. Ir ji tikrai po mūsų kojom bėgo į vakarus pabūklų gaudime. Ir mes staiga pakilome ir nieko, nelaukdami nuėjome žeme. Ir ji tikrai pati mus nešė, regis, į vakarus, kur vyrė dar kova. Mes ėjome žeme ir mūsų akis tik į tave žiūrėjo, Lietuva. Autografai Tėviškėje.